Sveiki. Kągi, viena iš paskutiniųjų Liepos mėnesio savaičių ir iš tikrųjų paskutinė pilnos veiklos savaitė Europos parlamente. Iš esmės paaiškėjo tai, kas ir turėjo paaiškėti, kas vadovaus ir kokiems komitetams. 24 komitetų ir pakomitečių vadovybė buvo išrinkta, patvirtinta. Na kągi, 24 parlamento komitetai ir pakomitečiai, kai kurie beje turės pavirsti pilnais komitetais kaip gynybos ir saugumo. Rinkimai parodė vieną aiškią tendenciją. Žinoma, vyrauja konservatorių atstovai, iš 24 jie turi 8 pirmininkus ar pirmininkės, taip. Antroje vietoje socialdemokratai 5, mes turime, kaip atsinaujinantį Europą, 3, taip pat tiek pat turi žalieji ir konservatoriai reformistai, tai rodo, kad tų dviejų politinių partijų paramos mes galime tikėtis, esant tam tikriems balsavimams, galbūt sąlygiškai, bet vienaip ar kitaip tai rodo, kad politinės dėrybos ir pokalbiai vyksta ir tai atsispindi komitetų vadovybės rinkimuose. Iš 24 komitetų tik 7 yra moteris ir buvo, matyt, vienas iš pagrindinių reikalų susijusių su tuo, kad iš tiesų buvo atsisakyta kvotos, nes kaip taisyklė mes esame sutarė, kad, pavyzdžiui, pavaduotojai bus po lygiai pasiskirstę. Šį kartą taip neįvyko ir neįvyko dėl vienos priežasties, dėl to vadinamo politinio arba sanitarinio politinio kordono. Kitaip tariant, mes neleidome dviems ypatingai radikalioms grupėms, tai yra taip vadinamiems patriotams ir suverenams, gauti vadovaujančias pozicijas. Jie liko nepatenkinti, kai kada tai nukentėjo ir, sakykime taip, tas lyčių lygybės principas, bet mes išlaikėme. Ir aš manau, mes padarėm tai teisingai. Teisingai, kadangi jų ciniškas požiūris, jų kritiškas apskritai vertinimas europinių procesų nepadėtų tų komitetų veiklai organizuoti. Kągi, šis Europos parlamentas pasižymi matyti tuo, kad didesnė dalis parlamentarų liko iš buvusios kadencijos, kiek mažiau yra išrinktų naujų, beveik 50 ant 50 galima sakyti tas procentas, bet kas yra akivaizdu, kad šį kartą yra mažiau išrinkta moterų, jau yra tik 39%, kiek mažiau 1-2 procentų negu buvo praeitą sykį. Parlamentas yra kiek jaunesnis, jauniausiam nariui yra 23, vyriausiam 76, tą kartą buvo kiek kitaip, buvo ir jaunesnis, ir vyresnis, ar ne, atstovas, bet aš tikiuosi, kad parlamentas įsibėgės ir ras savo veiklas ir savo atsakomybės sritis labai greitai, nes, tiesą sakant, tų klausimų, kuriuos reikia spręsti, tikrai netrūksta. Kągi, stebime įvykius ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kamala Harris tampa ta kandidate, kuri varžysis su Donaldu Trumpu. Kamala Harris, vertinant iš europinės politikos, yra mažai žinoma. Jinai nėra kažkuo tai ypatingai išskirtinė, jos pasisakymai yra, kaip rašo analitikai, daugiau, žinot, skaitant paruoštus tekstus arba išsakant oficialiai patvirtintas nuomonės. Ji keliose konferencijose yra dalyvavusi, saugumo ir gynybos konferencijose Europoje prieš porą metų, bet iš tikrųjų jos pasirodymai nebuvo kažkokie stebuklingi. Kitaip tariant, jinai dar yra ne iki galo aiški savo pažiūromis Europos atžvilgiu. Mes tikime, žinoma, kad jos pasisakymai tai paaiškins ir mes išgirsime jos labai aišku, sakykime taip, rinkiminį pažadą ir įsitvirtinimą šituose reikaluose. Aš net nebejoju, kad jinai yra už transatlantinius ryšius, kad jinai yra už vakarų demokratijos ir laisvos liberalios visuomenės pasirinkimus. Ta mes jau galbūt girdime, bet europinio konteksto šiek tiek trūksta. Kaip ir sakiau jums anksčiau, Vengrijos pirmininkavimas nėra jiems labai lengvas. Štai ir naujausia žinia, kad gynybos ministrų susitikimas yra perkeliamas iš Budapešto į Briuselį. Kągi, nesiseka Orbanui įtikinti savo bandymais įsitvirtinti europiniai ir pasauliniai politikoje, padedant šaliai pirmininkauti Europos Sąjungoje. Tikrai, jam siunčiamas labai kritiška žinutė, sakykime taip. Vengrijos pirmininkavimas nesulaukia ypatingų aplodismentų ir ko gero tai bus. Žinoma, rudenį mes pamatysime ir aktyvesnę veiklą, galbūt daugiau visokių įvykių, bet aš tikiuosi, kad mes sugebėsime sulaikyti Orbaną tenai, kur jis veikia prieš
Europą ir tik tai savo interesais. Kągi, ateina ir vasaros atostogų metas. Aš linkiu jums visiems gražios, saulėtos, ne pernelyg karštos, bet malonios ir atsipūsti leidžiančios vasaros. Susitiksime kiek vėliau. Rugpjūčio mėnesį turėsiu keletą renginių savo biure Vilniuje, susijusių su Baltarusijos opozicijos parėmimu ir kitom diskusijomis. Ir tą informaciją rasite. Labai kviečiu, prisijunkite, bus malonu susitikti jau rugpjūtį. O dabar sakau jums iki pasimatymo ir atsipūskime visi kartu.